Hello. Tai ką, praėjo 2 savaitės varžybų LAF taurė ir Kosmo taurė. LAF taurėje dalyvavau 1,5 kilometro ir 800 metrų, o Kosmo taurėje 800 metrų. Tai pasistengsiu aptarti, kas ten gero įvyko. Are you not entertained? Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Didelis kaip monstras, sakyčiau, kaip dramblys. Taip, tai nuaidėjo šūvis, pirmoji diena LAF taurės varžybose, 1500 metrų rungtis. Šiaip visai, sakyčiau, nebuvo taip, kad labai mažai dalyvių, bet vienas bėgimas tik tai buvo. Na ir nuo pat pirmų žingsnių varžovai mane išmetė į priekį, turbūt tikėjosi, kad vesiu šitas varžybas, tačiau aš jau nuo pat pradžių buvau nusprendęs, kad to nedarysiu, kadangi žinau, jog nesu geros formos ir tiesiog gero rezultato arba tikėtis asmeninio negalėjau, plus skaudėjo koją, tai nusprendžiau bėgti taktinį bėgimą, turbūt pirmą kartą gyvenime. Tai buvo labai keista, nes nieks nenorėjo lenkti iš pat pradžių ir sulėtėjau taip, lyg bėgtum apšilimą. Net iš video matosi, kad pirmi 2 ratai buvo tikrai ganėtinai lėti, bet vienas bėgikas išbėgo į priekį ir mes paskui jį ir bėgom kokius 2,5 rato. Tai jisai kažkokį tai tempą kaip ir laikė. Pirmas ratas buvo minutė gal 12, kažkas tokio, tai tikrai labai taktiškai bėgom. Na ir bėgdamas iš tikrųjų pagalvojau, kad būtų labai, pirmą ratą bėgdamas pagalvojau, kad būtų labai faina, kad tokia grupė apskritai būtų bėgikų treniruočių metu kažkur tai Lietuvoje, tai tada turbūt ir treniruotės būtų labai linksma. Na, bet vis ratam einant, tempas vis greitėjo, tai ir po 2,5 ratų jau labiau nerimo už manęs bėgantys bėgikai, nes norėjau užsiimti geresnę vietą, kadangi žinojo, jog paskutiniai 1,5-2 ratai bus tikrai bėgimas iš visų jėgų. Na ir prabėgus 2 ratus jau jautėsi, kad tempas tiesiog buvo per lėtas, todėl pradėjo varžovai veržtis į priekį, kiti diktuoti tempą. Tai 3 bėgikai išbėgo į priekį, vienas, kiek mačiau, aštriau pradėjo bėgti, todėl žinau, kad jisai jau pradėjo spurtuoti, todėl aš irgi iš paskos jį pradėjau vytis. Liko vis tiek mažiau negu 600 metrų, tai žinau, kad jau paskutinį ratą reikės spurtuoti. Na ir likus kažkur 420 metrų nusprendžiau eiti iki galo ir pradėjau didįjį savo spurtą. Galvojau, kaip bus, tai bus. Jeigu vis tiek, kadangi esu labiau 800 metrų bėgikas, tai jau prabėgus, likus 600 metrų jau supratau, kad tai yra mano teritorija. Na ir likus 100 metrų, paskutinius metrus stengiausi užfinišuoti kiek įmanoma geriau ir lygtais paskutinis ratas buvo, kiek žiūrėjau, apie 59, gal 58, tai buvo visai linksma bėgti šiek tiek greičiau.
Ką man sakyti? Kaip savijautas, nes užkapuoji, tai ten neblogai ant galo. Jinai atsiplėšiai, belia kaip. Toks ir buvo planas realiai. Aš po pradžių išbėgau į patį priekį, tai, bet labai sulėtinau, kad mane aplenktų. Ir tai dar nenorėjau lenkti, bet tokį tempą daviau, kad vos nebėgi apšilimo, tai apsilenkė ir tada viskas priekį bėgau, tai paskui ir bėgau. Žinau, kad šį sezoną gerą rezultatą nepadarysiu, tai ėjau dėl vietos ir padariau ant paskutinio rato apsilenkiau ir laikiau tempą. Žiūrovai nori sužinoti geriau, pasakyk, ką vartojai. Nieko. Nieko. Gerai, galiu pasakyti. Vitaminai, mineralai, žuvų taukai. Trenas. Betaloninas, inozinas. Viskas legal. Jeigu reikia dėl papildų, tai parašykit man. Na ir dar ten porą sterų suveiksim, bet siek performances, belia kaip užkapoji, šiaip nieks net nesivijo tavęs, vapšė. Net nesivijo, neįdomu. Net neįdomu. Taip, tai antroji LAF taurės varžybų diena, 800 metrų. Šiaip kas juokinga, kad po pirmojo 800 metrų bėgimo gal 20-25 minutės reikėjo laukti antrojo bėgimo, nes kažkas techniško įvyko ir net pirmam bėgime nerodė po pirmo rato laiko, tai kažką turbūt turėjo restartuoti ir dėl to užtruko, bet galbūt neatšalom per tas 25 minutės, bet kad užkaitom tai tikrai, nes laukia 27-28 buvo, o ant saulės turbūt į pojūtis dar didesnis. Bet kažkaip. Kadangi pirmas 800 metrų startas, tai vėlgi kažko labai nežinau ko tikėtis, bet daug ir nesitikėjau, tiesiog norėjau ateiti, sudalyvauti, pakovoti ir žiūrėti, kas gausis. Tai pirmas ratas ganėtinai greitas, kai visada realiai būna. Šiaip patys dalyviai tikrai Lietuvos lygių tai visai su gerais rezultatais atėjo. Galbūt daugiausiai tikėjosi iš Daniel Golovackį ir Algimanto Žemaitaičio, nes žinant praeitą sezoną, pavyzdžiui, Darius Križinovskis atėjęs iš 400 metrų irgi labai gerą laiką rodė ir žiemą. Tai visai nusimatė linksmas bėgimas. Pirmas ratas buvo apie 55-56. Tai ne super greitai, bet pakankamai greitai, manau, geresniam laikui. Po pirmo rato jau iškart 4 bėgikai į priekį išbėgo, veržėsi Edvardas Aukštuolis ir visai jau netikėjausi, kad jisai pasims pirmą vietą, bet Žemaitaitis iš kažkur tai jėgų atrado vytis jį. O man sekėsi kaip sekėsi, lyg tai subėgau minutę 57, tai kaip su tokiu darbu tai tikrai labai džiaugiuosi ir tokia koja, tai neturiu ko skųstis. Tai pirmojo bėgiko laikas minutė 53, tai laikas galbūt nėra pats įspūdingiausias, bet vis tiek, kaip sezono pradžiai, manau, puikiai sudalyvavo. Ir 800 prabėgau, laikas tai apgailėtinas turbūt, pas 2 minutės. Nežinau, pirmas ratas gerai, paskui tiesiog nėra dar iš ko bėgti, rūgštis visa.
kojose. Kvėpavimo prasme viskas gerai, bet rūgštis tai naktį. Tai va. Tai ką, neturiu pasakyti. Barely Glorious. Peace out. Hello! Tai ką, kaip ir sakiau, po LAV taurės bus Kosmo taurė. Tai važiuoju į Vilnių, bėgsiu 800. Žiūrėsim, kas gausis. Let's go. Kosmo taurės varžybos 800 metrų. Ir iškart galiu sakyti announcementą, kad nuo šių metų pradedu atstovauti Kosmo klubą. Ir tai visas mėlynas pradėsiu lakstyti aplink stadioną ratus. Tai tiek. O šiaip pačiose varžybose ganėtinai aukštas lygis buvo, nes daug gerų sportininkų atvažiavo. Tai ir visose rungtyse tai buvo visai linksma stebėti ir dalyvauti. Mūsų bėgimas buvo pirmas, tai mūsų rezultatai buvo ganėtinai tolygus ir panašus. O kitam bėgime bėgo Arsimas Bertašius, tai, kuris subėgo minutę 48:11, lygtais, jei nepameluosiu. Ir vienas latvis taip pat subėgo minutę 48, tai tikrai aukšto lygio bėgimas buvo. O mūsų pirmas ratas buvo apie 58 ir tai ganėtinai tolygiai ir išlaikėm visą bėgimą tokį, nes mano galutinis rezultatas buvo apie 57, tai kitas ratas irgi buvo 59, kažkas tokio, tai toks tolygus bėgimas. Na, o antram rate stengiausi atlaikyti lyderio poziciją. Latvis bandė po 200 metrų šiek tiek lenkti mane ir už manęs taip pat bėgikai nepasidavė, laikė tempą labai panašų. Ir likus 100 metrų stengiausi atlaikyti tempą kiek įmanoma labiau, bet keletas bėgikų vis tiek sugebėjo išlysti į priekį ir Titas Kukšta laimėjo šį bėgimą. Nu, beveik turėjau kišenį 8 metrų.